Čia mes turime uptrend, kadangi kopiam į viršų, downtrend, viskas atvirkščiai tiesiog, žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Ir visą laiką mes turime šitus, per kitas pamokas išmoksime, kaip pamatuoti, kiek daug grįš atgal, nes irgi viską galime paskaičiuoti. Ir mes čia turime vėl support, resistance. Kaina pramuša levelį, grįžta prie resistance lubos, pasimatuoja, eina žemyn iki kažkokio kito lygio, padaro lower low, tai čia buvo low, čia lower low, grįžta atgal, padaro lower high, iki tam tikro levelio, iki resistance, atsimuša, nebegali eiti aukščiau, eina žemyn. Mums reikia bent jau 4, tai 1, 2, 3, 4, 4 tokių taškų, kad mes galėtume sakyti, ar tai yra uptrend, ar tai yra downtrend. Ir tai yra labai svarbu identifikuoti. Mes norime visą laiką pirkti, kai yra uptrend, ir parduoti, kai yra downtrend. Kai mes esame uptrend, mes norime pirkti prie support. Tai prie support, būtent čia, mes pasižiūrime, kokios yra žvakės, ir pasižiūrime kitus patvirtinimus ir mes galime pirkti bent jau iki kito prieš tai buvusio higher high levelio. Ir taip toliau, bent jau iki čia, mes nežinome, ar pavyks pramušti, bet bent jau iki čia mes galime pirkti. Kai mes esame downtrend, tai vadinasi trendas eina žemyn, mes norime parduoti prie resistance, tai vėlgi stebime žvakes, kaip jos reaguoja į šitą geltoną būtent mūsų liniją, kaip jos reaguoja, ar daug yra wicks prie linijos, tiesiog žiūrėti, išmokti, kas tos yra žvakės, kaip treidinti su tomis būtent žvakėmis, pasitikrinti su papildomom pasitvirtinimais, apie juos išmoksime vėliau ir tiesiog parduoti šitoje vietoje. Vėlgi, pirmiausia parduodame iki prieš tai buvusio lygio, nes mes nežinome, ar eis tolyn, bet vėlgi stebime, galime stebėti. Tai yra tam tikri leveliai, tam tikri kiti dalykai, pagal ką galime tą nuspėti. Okay.